Vieną pavasario dieną nusipirkau pigiausią Audi A2 Lietuvoje. Planas buvo paprastas – sutvarkyti smulkius defektus, praeiti techninę apžiūrą ir parduoti į pliusą. Bet po apžiūros tapo aišku, nusipirkau juodą minusą. Lengvo projekto nebus, laukia variklio, važiuoklės, salono ir net pavarų dėžės remontas. Kai kurių dalių net nėra pardavime, teks jas restauruoti arba pasigaminti. Mano vardas Paulius ir kviečiu jūs į mūsų autoparką. Pasižiūrėkim, kas čia dedasi. Važiuojam į parduotuvę, užsakiau dažų, jie jau atkeliavo. Šiandien dažysim veidrodėlį. Tai va, nupirkau Audi dažų pagal kodą. Dažysim pradžiai veidrodėlį vieną, prisiminsim kaip tai vyksta. Jeigu gerai pasiseks, dažysim kitą, paskui turbūt rankenėlės, tada bamperį, dar kažką. Ir prisiminiau, kad neturiu jokio tiršto tepalo. Tai vat šitą prieš 100 metų turėjau, visai patiko, paprastas, pigus. Pasipildysim ir manau, tai pačiai Audi kažką su juo ir patepsim. Tai va, viskas padaryta. Galima važiuoti ir užsiimti dažymais. Nusprendžiau sutepti lango pakėlėjo mechanizmą, kuris šiek tiek sunkiai veikia. Sutepus, manau, bus geriau. Nu, tai ta proga, kad čia viską radau ir teplioju, tai radau dar, kur galima įlysti ir pateplioti. Žodžiu, langų motoriuką. Čia jo tokia yra pavara sausa, 20 metų netepta, tai va, patepiau tą progą ir dabar surenku ir gal jau daugiau nebus ką tepti, jau viską lytais patepiau. Viskas užrūdyje. Tai pabandysiu čia pavalyti, sutepti ir tikėtis, kad veikia, nes manau, kad būtent šita dalis mano dabartinėme veidrodėlyje ir neatlaikė. Tai pabandysim šitą vietą išgelbėti. Tai jau, patikrinam, ar veikia motoriukai. Išmankštinam, sutepam šitą dalį, išvalom viską žmoniškai ir perkeliam ant automobilio. Kitas etapas. Turėsiu nudažyti 3 veidrodėlio dalis. Veidrodėlio korpusą, išorinį dangtelį ir apatinį dangtelį. Korpusas ir apatinis dangtelis bus juodos matinės spalvos. Išorinį dangtelį dažysiu kėbulo spalva. Detalių paviršių jau pašiaušiau ir nuriebalinau. Dabar detalės padengsiu plastiko gruntu ir palaukęs instrukcijoje nurodytą laiko tarpą, dengsiu dalis pirmojų dažų sluoksnių. Matinės dalis dažau bamperių dažais keliais plonais sluoksniais, kad išgauti vienodą matinį paviršių. Nudažęs matinės dalis patraukiu į šoną ir leidžiu išdžiūti. Kėbulo spalvos dažais dažau išorinį dangtelį. Padengiu pirmų plonų sluoksnių, palaukiu keletą minučių ir pučiu jau riebesnių sluoksnių. Dažų paviršius turi maksimaliai susilieti, bet ne tiek, kad atsirastų varvekliai. Dažymo darbus rekomenduoju atlikti tik gerai vėdinamose patalpose ir naudoti apsaugos priemonės, kad plaučiai neatrodytų kaip mano ranka. Šiek tiek palaukęs padengiu laku. Dengiant laku labai svarbu dengti tolygiai ir laiku sustoti. Padengus per plonų sluoksnių liks apelsino žievelė ir paviršius nebus blizgantis. Padengus per storų sluoksnių labai lengvai atsiras varvekliai, todėl reikia rasti viduriuką. Mano naudojamas lakas yra 10 metų senumo. Turiu jį nuo neatmenamų laikų, bet tikiuosi, kad jis dar tinkamas. Planas veikia, todėl kartojam tą patį su kitu veidrodėliu, tik viską darau greičiau. Kruopščiai pašiaušiu detalių paviršių. Nepraleidžiu sunkiau prieinamų vietų, nes paviršius neturės gero sukibimo. Kadangi šio veidrodėlio nereikėjo ardyti, popierinę lipnią juostą užmaskuoju dalis, kurių šiame etape nedažysiu. Kruopščiai nuriebalinu ir dengiu gruntu. Purškiu keliais sluoksniais ir vėl išgaunu tobulai matinį paviršių. Dažams išdžiūvus apklijuoju jau dažytą dalį ir nulupu lipnią juostą nuo dar nedažytos dalies. Nuriebalinu, dengiu gruntu ir pagal seną schemą pučiu kėbulo spalvos dažais ir lakuoju. Abiejų veidrodėlių dažams visiškai išdžiūvus šlapiuoju būdu sušveičiu paviršių, taip pašalindamas apelsino žievelę ir įvairius kitus trūkumus. Tada, norėdamas sugrąžinti detalį blizgesį, poliruoju skirtingomis poliravimo pastomis, kol pasiekiu reikiamą rezultatą. Baigęs poliruoti,
nulupu lipnę juostą, patepu veidrodėlio reguliavimo mechanizmą ir surenku trūkstamas dalis. Susirandu porą varžtų, įsuku jos ir veidrodėlis surinktas. Blizga kaip naujas. Nu ką, vėl buvau parduotuvėj, pradėjau pildyti atsargas, silikono tikrai. Silikono tikrai neturėjau, apie sriegių klijus prisiminiau tada, kai vairą prisukinėjau. Ir duslintuvo šitas čia kitai mašinai. Ir va tokių va klijų plastikiniam detalėm. Pigesnė versija, čia bus žibintų remontui, tikiuosi, kad jie mūsų išgelbės nuo didelių investicijų. Dabar važiuojam dirbti. Sekantis etapas dažymo darbuose yra liūdnai pagarsėję Audi ir Volkswageno langų pakelimo mygtukai, nuo kurių dažnai nusilupa dažai. Taigi darbą pradedu ardydamas, kažkokios teisingos instrukcijos neturiu. Tiesiog naudodamas skirtingus įrankius ieškau būdų, kaip nesulaužant, iškrapštyti tas detalės, kurios šiaip nenumatytos keitimui. Iškrapštau visus jungiklius, apžiūriu būklę ir pradedu valyti dažų likučius. Dažų likučius galima valyti įvairiais būdais. Bandžiau netgi su VD40, su valikliais, su šepetėliais, įvairia chemija. Reikia bandyti ir žiūrėti, kas geriausiai veikia. Nuo mygtukų korpusų irgi reikia pašalinti senus dažus. Tada su kažkokia tai šiurkštesnė priemonė pašiaušiam paviršių. Durų rankinėlę irgi dažysim. Ta proga, kad jau viskas išardyta ir bandysim atitaikyti spalvą. Reiškia, dažom viską. Išardau rankinėlę. Vėlgi naudosim tai, ką turim po ranka. 10 metų senumo plastiko gruntas, matiniai dažai ir pilki odos dažai. Detalės nuriebalinau, padengiu gruntu ir dažau odos dažais. Šitos detalės bus pilkos. Langų mygtukus nupurškiu gruntu, palaukiu ir tiesiog paprastai pučiu keliais sluoksniais juodais matiniais dažais. Rankinėlių korpusus irgi gruntuojam ir dažom. Kaip ir visas dalis, stengiuosi dažyti plonais sluoksniais ir taip išgaunu tolygų, šiek tiek matinį paviršių. Su jumis sveikinasi rubrika Automobilį vairavo pensininkas senukas. Išėmiau aš tą sugėdusi bardačioką, pabandysiu jį pataisyti. Kaip tik šalia yra salono filtras. Kadangi žinau, kaip būna, tai aš jau pasitiesiau šiek tiek popieriaus ir pabandysim pasižiūrėti, kaip tas senukas prižiūrėjo tą automobilį. Taip, atitraukiam fiksatorius. Dabar turėtų tiesiog... O, taip. Dabar patį filtrą jau trauksim. Va taip prižiūrėtas automobilis, va toks yra salono filtras. Įdomu, kaip žiemą nuputinėjo langus jisai. Turbūt čia galima šitą susisukti ir surūkyti. A2 salone buvo atlikta nemažai darbų. Dauguma darbų jau yra pabaigta ir dabar pats laikas būtų apžvelgti tai, ką mes padarėm, kaip mums gavosi, kur galbūt reikėtų patobulėti. Audi salono valymą pradedu nuo siurbimo. Išimu plastikinės slenksčių apdailas ir tai palengvina kilimų išėmimą. Apsižiūriu, kokia situacija. Akivaizdu, kad laukia labai daug siurbimo ir labai daug valymo. Bagažinėje yra tikrai senų dėmių, atsiklijavus kiliminė danga. Ir akivaizdu, kad buvo prilaistyta kažkokių skysčių, jie įsigėrė į medžiagą ir klausimas, kaip dabar visą tai pašalinti. Trupiniai čia gyvena turbūt ne vieną 10 metų.
Išėmus šios plastikus, juos galima bus lengviau išvalyti, išblizginti. Kiliminę dangą taip pat plausim. Norint pasiekti sunkiau prieinamas vietas, teks išimti priekinės sėdynės. Tam reikės atsukti po 2 varžtus galinėje dalyje ir 2 varžtus priekinėje dalyje. Atsukus visus 4 varžtus, galime paversti sėdynę ir atjungti oro pagalvės jungtį. Jie sėkmingai atjungus, galim ištraukti sėdynę. Ta patį reikės padaryti ir su keleivio sėdynė. O dabar matom, kas mūsų laukia. Dar daugiau purvo, kurį teks pašalinti. Taigi išėmėm abi sėdynės. Pirmas etapas yra siurbimas. Siurbimui naudoju antgalį su šereliais. Tie šereliai padeda lengviau ištraukti įvairius trupinius ir purvą iš dangos. Be to nebraižo plastiko. Kruopščiai viską išsiurbiam, naudodami chemiją, šluostės, šepečius, išvalome durų apdailas. Jas galima išvalyti nenuimant. Kruopščiai išvalyti pedalai šiek tiek pagyvina salono vaizdą. Dėmes iš bagažinės dugno bandysiu išvalyti chemiją, šepečių ir plaunančių siurblių. Kol niekas nematė, dalį plasmasių įdėjau į indaplovę ir jas ten išploviau. Taip sutaupiau truputį laiko. Prieš plaunant grindų kilimą, jį reikia kruopščiai išsiurbti siurblių, nes jame labai daug purvo. Tada stipriai išmirkome chemiją, naudojame šepetį ir vėl siurbėme plaunančių siurblių, taip ištraukdami seną purvą. Kartojam, kol spalva tampa vienoda. Kadangi laukia geras oras, kilimus džiovinu lauke. Ta patį darau su priekinėmis sėdynėmis. Kruopščiai išsiurbiam sunkiai prieinamas vietas, purškiam chemiją, šveičiam šepečių ir tada pažiūrėkit, kiek purvo galima išsiurbti siurblių. Šitų sėdynių valymas užtruko porą dienų. Džiovinau, vėl ploviau, vėl džiovinau, dėl to, kad sėdynį išdžiūvus į paviršių išlenda naujos dėmės. Tada vėl plauni, vėl džiovini ir tą kartoji tol, kol dėmės nebeatsiranda. Jeigu jums sako, kad automobilį vairavo vienas savininkas, 80-metis senukas, tai nebūtinai yra privalumas. Gali būti taip kaip mano atveju. Šitas salono valymas trunka jau savaitę. Rytoj bus savaitė. Tai šiaip ne taip. Priekinės sėdynės 10 kartų valiau. Ir dabar atrodo tikrai jau neblogai. Galinė sėdynė 3 kartus teko išvalyti. Kilimą valiau, manau, kokius 5 kartus, bet dar neužtenka. Keleivio apšifkę reikia paremontuoti, ją irgi reiks išvalyti po remonto. Ar tai padės techninę apžiūrą praeiti, nežinau. Kol sėdynės džiūna, pereinam prie plastikinių detalių. Galinėje salono dalyje naudoju šepetį, teptuką ir chemiją. Chemija suminkština pridžiūvusias dėmes. Teptuko ir šepečio šereliai padeda jas pakelti nuo paviršiaus ir mikropluošto šluostė visą tai nuvalo. Apatinė bagažinės skyriaus dalis irgi yra dėmėta. Naudoju lygiai tą pačią techniką, bet kartoju daug daugiau kartų, nes ten yra labai senos ir labai riebios dėmės. Turim ant bagažinės vieno iš kilimų tokį va defektėlį. Pabandysim jį lengvai sutvarkyti. Kaip gražiai pučiasi. 20 metų, bet manau, kad prikliuos. Štai taip užbaigėme antrąją juodo minuso seriją, o sekančioje serijoje bandysim išsiaiškinti, kaip pataisyti sugedusi Audi A2 bardačioką, ką dar galima padaryti, kad salonas būtų kuo tvarkingesnis ir tęsime darbus su kitais automobilio gedimais. Ačiū, kad pažiūrėjot, paspauskit like, jeigu patiko, paspauskit subscribe, jeigu dar nepaspaudėt ir pasimatom kitoj serijoje.